Sveiki, esame daugiabučio namo elektros skydinėje. Šioje patalpoje yra namo elektros įvadas, elektros energijos apskaitos spintos, kuriuose sumontuoti skaitikliai. Tai yra energijos skirstymo operatoriaus nuosavybė, kitaip tariant ESO tinklai. Kadangi vartotojų paskirstymo skydeliai įprastai yra būtuose, elektromobilių įkrovimo stotelės daugiabučiuose jungiamas prie elektros įvado. Pagal galiojančias normas, prie vieno skaitiklio galima prijungti tik vieną elektros kabelį. Todėl turime įrengti paskirstymo skydelį, kur per atitinkamus apsaugos aparatus atliksime įvadinio kabelio nuo skaitiklio, pačio būto bei kabelio nutisto iki stotelės komutaciją. Kaip matote, kiekvieno vartotojo būtui ir stoteliai įrengti automatiniai jungikliai bei skirtuminių srovių įtaisas. Norint įgyvendinti dinaminio įkrovimo galios valdymo funkciją, kiekvienam vartotojui sumontuoti atitinkamo gamintojo išmanieji skaitikliai. Šio skaitiklio dėka stotelė mato bendrą elektros suvartojimą ir atlieka dinaminį valdymą, priklausomai nuo kitų tuo momentu naudojamų įrenginių. Atjungti įtampą visam daugiabučiui nėra galimybės, todėl tenka atlikti prijungimo darbus šalia kitų abonentų skaitiklių ir laidų esančių po įtampą, kas sukelia avarijos riziką bei reikalauja atitinkamos kompetencijos, apsaugos priemonių ir įrankių. Kaip matote, įkrovimo stotelių įrengimas nėra labai paprastas procesas. Todėl patikėkite šį darbą ne auksarankiui kaimynui ar draugui, kuris sako, kad nėra čia ką veikti, o išmanantiems savo darbą ir patirtį turintiems profesionalams. Tikimės, kad šis vaizdo įrašas buvo naudingas, būkite visada įkrauti ir kupini energijos judėti į priekį.